Tęsėme savo pasakojimus apie Maltos ordino pagalbos tarnybos savanorių lankomus ir maitinamus senelius. Šį kartą Ignalina ir Didžiasalis. Brolį tik vienu turėjau, mirė, sūnų vienu turėjau, mirė, vyrų turėjau, mirė. Bronė sakė, sunkiausia iškęsti vienatvę, kai labai liūdna, kalbėsi net su vištom. Per 5 vienatvės metus gali išmokti ir ne to. Draugas, didžiausias mano vištytė, mano putytė. Ta pati Ignalina, tik kita gatvė. Fetinijos vyras mirė prieš 1,5, sulaukęs 96. Nuo tada senutė gyvena viena. Žmogaus gyvenimas tai serialas. Kiekvienas atskirai. Apie savo gyvenimą galėčiau pasakoti savaitę, tik jūs neturite tiek laiko, kalbėjo mums senolė. Atvežę ir į dubenėlį išpylę sriubą, Fetinijos paklausėme, kaip ji šildo savo namus, juk žiema jau artėja, malkomis, bet jų močiutė neturi. Savaičiai kitai maž bus. Ignalinoje šiuo metu kiekvieną darbo dieną šilta sriuba maitinami 25 seneliai, Didžiasalyje 10. Jau ne pirmą kartą mums pasakė, kad aplankėme tik pačius žvaliausius. Mūsų nesivedė pas tuos, kurie jau nebesikelia iš lovos. O tokių mes turim daugumą. Mes maitinam jau tuos, kaip aš sakau, jau patį, prieš pat tą paskutinę jo kelionę. Kada ateis ta diena, niekada nežinome. Patyrusi maltietė pasakojo, kad yra tekę vienišus senelius rasti mirusius lovoje, sukniubusius virtuvėje ar vonios kambaryje, neretai jau apgraužtus žiurkių. Pamačiau ją sukniubusią šalia lovos, bet ji buvo jau mirusi. O buvo planai gana dideli – važiuoti, operuotis, gyventi. O atsitiko, kaip dažniausiai ir būna, kitaip. Primename, kad Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriai jau 22 metus 26 Lietuvos vietovėse globoja, lanko ir maitina beveik 1300 ligotų skurstančių vienišų senelių. Visa tai daroma iš suaukotų lėšų. Padėkite jiems, paskambinkite bent kartą ekrano apačioje matomų telefono numerių. Mes jau parodėme, kam bus skirta šio vakaro jūsų auka. Kaip man kadaise pati žmonėm padėdavo, tai buvo linksmiau, o kaip pati save neaptarnauni, tai liūdniau.